Bjaurusis ančiukas. Anderseno pasakos motyvais. Atėjo pavasaris. Gražu ir malonu buvo gamtoje. Sužaliavo medžiai, lankos pasipuošė žalių apdaru. Ką tu pasakysi apie mažylius? Jie nepaprastai puikūs. Tai kodėl didysis kiaušinis tebėra sveikas? Mieloji, tai bus kalakutės kiaušinis. Panašiai taip ir mane kartą apgavo. Turėjau tada vargo su tais kalakučiukais. Niekaip nesikala ir tiek. Aš kvaksėjau. Niekas nepadėjo. Aš manau, kad iš jo išsiris nepaprastas ančiukas. Kaip gera, kaip šviesu. Koks didelis pasaulis. Koks didelis ir bjaurus. Visai nepanašus į kitus. Koks didelis. Koks bjaurus. Kitą dieną jaunikė antis nukrypavo su savo ančiukais į paukštyną. Juos reikėjo supažindinti su paukščių kiemo gyventojais. Čia ne kalakučiukas. Jis štai kaip gražiai plaukia. Jis negražus, bet labai gero būdo. Paukščių kieme gyveno dar viena drūta ispaniška antis. Ji čia buvo pati vyriausia.
tuojau aš jūs supažindinsiu. Štai su ta ispaniška antimi. Matote, ant jos kojos mėlynas raikštelis. Ji tuo ir skiriasi iš visų. Nusilenkite jai ir tarkite kria-kria. Na, štai dar vienas polkas. Lyg be jų čia mūsų maža būtų. O vienas, koks negražus. Mes jo nepakęsime. Rodos čia jūsų. Ką? Toks įžalus? Kas čia atvedė tokį bjaurų? Gražus tavo vaikučiai. Visi tokie meilūs. Sveika, senelė. O čia mano jaunėlis. Jis per ilgai išbuvo kiaušinyje, todėl išėjo toks nedailus. Na, sakyk, kriak. Jis iš tikrųjų nepanašus į tave. Kažkoks kalakučiukas. Tai praėjo pirmoji diena. Bet toliau dar blogiau buvo. Visi juokėsi iš nelaimingojo ančiuko ir varė jį iš savo tarpo. Koks tu paukštis? Aš ančiukas. Koks gi tu ančiukas? Tu kalakučiukas. Ir keliauk iš čia, kol sveikas pas savo kalakučiukus. Ar neatsirastų čia man vietelės? Visi kalba, kad aš kalakučiukas. Kas? Kas tu toks? Kaip tu drįsti, nevykėlį? Aš jam toj parodysiu. Priglauskite mane. Aš tik vakar išsiritau iš kiaušinio ir dar nežinau, kas aš. Ko tu? Draugužė, tikrai nenori su mumis susigiminiuoti. Kakriku! Sukaposiu! Ilgai klajojo vargšas ančiukas, ieškodamas prieglobsčio. Jis niekaip negalėjo suprasti, kodėl paukščių kiemo gyventojams jis pasirodė nevykėlis, kodėl visi šaipėsi iš jo ir vijo jį lauk iš savo tarpo.
Ančiukas nežinojo, kokie tie paukščiai, kur jie skrenda, bet jie jam taip patiko, kaip niekas kitas pasaulyje. Kaip jis norėjo su jais drauge skraidyti. Kodėl aš gimiau toks bjaurus? Žiūrėkit, koks čia paukštis. Leiskite prisiglausti. Aš jūsų nevarginsiu. Ar tu gali dėti kiaušinius? Ne. Tai gal mokti murkti. Štai taip. Mur, mur. Nemoku. O gal moki žiežervas leisti? Štai taip. Štai taip. Oi, ne. Tai ir keliauk sau sveikas, jei nieko nemoki. Ir vėl ančiukas liko vienui vienas. Net jos iš manęs juokiasi. Šioje oloje, miško ežero pakrantėje, ir įsikūrė vargšas ančiukas. Jis labai vienas liūdėjo, silvartavo, net bijojo pasirodyti kam nors akyse. Tik naktimis, kai niekas nematė, išlįsdavo iš olos ir plačiai skleidęs sparnus skraidydavo. Vos tik pradėjo švisti, ančiukas vėl pasislėpdavo. Taip praėjo visa vasara. Per tą laiką jis užaugo, sustiprėjo
ir tiesiog nebegalėjo pakęsti vienatvės. Atėjo ruduo. Dienos darėsi vis šaltesnės ir šaltesnės. Paukščiai gyvenę ežere traukė į šiltuosius kraštus. Jis jautėsi vis blogiau. Jis žvelgė su liūdesiu įkandin jų. Štai vieną šaltą rudens rytą jis vėl išvydo nuostabius paukščius. Jie ruošėsi tolimon kelionėn. Taip, ir visai galima sušalti. Verčiau tegu šie didingi paukščiai mane užmuša, negu čia vienui vienas kentėsiu žiemos vargus. Bjaurusis ančiukas net nesvajojo apie tokį begalinį džiaugsmą. Gražiusios gulbės priėmė jį į savo šeimą. Jis buvo nepaprastai laimingas, nes rado tikruosius draugus. Pasisveikino. Juk mes pačios kaip gulbės. Ir niekas paukščių kieme nežinojo, netgi neįtarė, kad šis nuostabus paukštis praskridęs virš jų galvų, buvęs bjaurusis ančiukas.